Labas vakaras visi krepšinio fanai, sveikinu su jumis iš Trakų sporto centro, kuriame šiandieną Nostra RKL B diviziono antrajame pusfinalyje persimest kamuolį. Taip, ir praranda į Gargždų komandą, ar bus dėjimas ir jis bus 2 taškai. Po krepšių, tai matysim, kaip Vilniaus rajonas tos tvarkys. Krito ataka Gargždų ir dar 2 lengvi taškai iš po krepšio. Na, ne taip triukšminga salė, kaip buvo Radviliškio ir Širvintų rungtynėse. Čia iš toli dar vienas tritaškis. Metimas Vilniaus komandos. Valickas turėjo progą pasižymėti taškais, bet, na, galbūt Valickui nepavyksta. Ir Rudys dabar nesirinko metimo. Čia pašokdino varžovą iš toli nuo lentos. Naudota. Vėl ispaniškas pick and rollas, vėl nepavyko ir greita ataka. Ir čia dar vienas dėjimas, taip. Tadas Poška. Vidutinis metimas. Greičiau. Ir 2 taškai įskaityti. Štai dvigubino net prieš šį gynybą. Koks gražus perdavimas kaip saldainiukas. Persvara kamuoliu ir labai greitai tą padaro per vos 3 sekundės ir 2 lengvi taškai iš po krepšio Beržonskis. Dovydas Sakalnikas vos nepraranda kamuolio. Jančiauskas pražanga. Oi! Čia gražu tikrai. Ir dar viena klaida. Vilniečių komandos minėjo, kad apsitarė ilgai, o čia 2+1. Savičius Einaras Beržonskis kyla. Dovydas Sakalnikas. Iš toli pavyksta. Pagaliau, tikras Dovydas. Neatkovojo Gargždai kamuolio. Dovydas Sakalnikas ant greito puolimo. Ir čia koks gražus epizodas. Vilniaus rajonas priešinasi, negali sustabdyti žaidėjų, 1-1 jaučiasi, tikrai greičiausiai aukštesnis meistriškumas iš Gargždų pusės. Žangos nebuvo užfiksuota. Ir Einaras Beržonskis. Naują galą. Į kairę pusę veržėsi ir vos nesuklysta. Šis žaidėjas iš toli, 3 taškai. Kovoja kamuolį Einariui Beržonskiui. Valickas. Ir taiklus. Gal tai kažkokie... Na, kokią energiją dabar demonstruoja Vilniečiai. Ji tokia turėjo būti visų rungtynių metu, nuo pat rungtynių pradžios. 4 sekundės Tadas Poška iš toli. O, su pražanga, 3 taškai. Atsiginti nuo greitos Vilniečio atakos. Nepataiko Eigminas iš po krepšio. Štoli metimas ir jis yra tikslus. Aš manau, arba dabar, arba niekada jau Vilniaus rajonai. Laikas tikrai mažėja, reikia mėginti, kiek galima priartėti, bet Lukas Polekauskas. Tikėkimės, kad taip rytoj ir įvyks. Tempia laiką Gargždų komanda, čia metimas iš toli pro rankas ir čia pučiu. Niekur neskuba. Na, nėra jiems kur skubėti, čia dar metimas iš toli, yra tikslus, Stebekas. Sveikinam Gargždų komandą, jie tampa antrąją šio sezono finalo dalyvė. Rezultatyviausias Gargždų komanda šiandieną buvo Toliušis, taip pat pridėjo 20 taškų ir Augustauskas, Polekauskas pridėjo 13.